gerai nusiteikęs jubiliatę. Kiekviena šventė, kuri švenčiama įmonėje, tai paliečia kiekvieną mūsų tikriausiai darbuotoją. O ypač, kai darbuotojas padovanojęs mūsų įmonėje, nesumeluosiu turbūt pasakydamas, 40 metų. Ne, per daug, 309. Atsiprašau, kad aš taip grubiai apsirikau, ne? Atidavęs netgi virš 39 metų mūsų įmonėje. Tai žinoma, kad tai yra įaugę jau šaknimis į mūsų įmonę, kurioje mes atliekam tikrai kilnią paslaugą vežti keleivius. Antanai, per visus tuos metus, kiek man teko girdėti, aš tik gaila pasijungiau tik prieš 14 metų į tą įmonę. Ir aš, ir generalinis direktorius, ir atnaujinta komanda. Bet kiek man teko girdėti, kad per visus tuos metus padovanotus įmonėje, pats visada pasižymėjai atiduodamas savo sumanumą, savo kompetenciją, energiją ir visą širdį savo įmonį. Tavo baras nebuvo lengvas. Taisyti, kas sudaužyta, kas sulaužyta, siūlyti, kaip geriau patvarkyti, sutvarkyti, suremontuoti, kad nebūtų sulaužama. Tai visa priežiūra, mechaninė priežiūra visų įmonės įrengimų. Tikrai čia reikėjo sugebėjimų. Užtat jisai, nežiūrėjęs iškart po mokyklos, įsigijo tekintojo specialybę. Ir tai puikiai suprantu, kadangi anksčiau detalės reikėjo patiems pasigaminti visas. Dabar tai kiek nori gali nusipirkti. O anksčiau tai reikėjo jiems patiems pasigaminti. Ir Antanas iš karto įgijo labai aukštą kvalifikaciją tekintojo. Ir po mes pritaikyti mūsų įmonėje. Antanai, per visus tos metus, aš nežinau, tikriausiai neapsigausiu, nesumeluosiu. Nebuvo ne vieno pabarimo tavo, ne vieno papeikimo, buvo vien tik tai padėkos. Aš jų neišvardinsiu, kadangi jų prikaupta be galo daug. Aš bandžiau įsiaiškinti, pasirodo ten vos ne kiekvienai metai po 2 kartus. Tai mero padėka, tai generalinio direktoriaus padėka, tai garbės raštas ir taip toliau. Taigi šiandien švęsdami tavo tikrai puikią atžymą, tai tikra vyriška gera branda. Nesakysiu skaičiaus, turbūt nujaučiam visi, jeigu 40 metų atidirbęs jau mūsų įmonėj. Ir svarbiausiai, kad atrodyti taip, kaip jaunas vyras, ne per seniausiai iš kariuomenės grįžęs. Antanai, nuoširdžiai tave sveikinu. Visas susirinkęs kolektyvas. Už tai, kad tu myli mūsų įmonę, mes mylim tave kaip savo kolegą. Sveikinam nuoširdžiai ir generalinis direktorius labai atsiprašo, kad jis negalėjo pats dalyvauti, bet visa širdimi, viskuo, kom tik įmanoma, prisideda prie to šventės, net parašydamas padėkos raštą, kurį noriu įteikti. Gęstančios jaunystės, kurią turi. Bučiniai iš moterų. Ir tiesioginis savo viršininkas taip pat nori teikti sveikinimo atviruką. Tokią progą visada priimta dovanos dovanas. Kadangi mūsų buvo daug ir daug buvo nuomonių, ką to padovanoti. Ir visi priėjom vieningos nuomonės, kad tu geriau žinai, ko tau reikėtų, kad prisiminti šitą progą. Ir mūsų ta nuomonė sutilpo į tokį gražų vokelį ir su tokiais palinkėjimais. Nesvarbu, kokiu keliu tu eini. Svarbu, kad būtų eiti džiugu ir lengva. Gyvent tarsi šokam. Ko mes tau visi ir linkim. Antanai, po tokios audringos pristatymo, tavo visą biografiją direktorius įsakė, bet prisidedam prie visų linkėjimų iš direktoriaus pusės. Aš jau, kai 77-ais atėjau dirbti į parką, jau pats buvai viršininku ir visą laiką. Bet jau aš mačiau kaip viršininką jau. Nustakliu jau prie viršininko, aš jau mačiau, kad karjeros laiptais auksi visą laiką. Ir visi linkėjimai nuo profesinių sąjungų, 1500 narių, ir visi linki tau geros sveikatos. Ir kad visą laiką taip atrodytum, visą laiką jaunas būtume ir daug gerų metų tau ir dar ilgai dirbtume kartu ir keltume visą
bendrovės Gerovė, su tavo pagalba ir sveikinam su gimtadieniu. Ir čia yra šitą kišeninį dovaną. Pasaulinių vardu. Tarnavote. Daktar. Nu, aš nebėsiu. Toliau teisingai, moteris negali apsikabinti. Корчева. Dabar prašom visus. Palaukit. Atdainuosim dabar dainą. Sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo, sugimimo, sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo, sugimimo, sugimimo diena, sugimimo diena. Sugimimo diena, sugimimo, sugimimo, sugimimo diena. Niekada neparodė, kad tu esi viršininkas, labai rimto baro viršininkas. Visada tu su žmonėm kaip su eiliniu, kaip su broliu, kaip vienose pareigose būdamas, ar su tekintoju, ar su prezuotoju, ar su kokiu nors viršininku pavaduotoju. Bet aš dar norėjau pasakyti, kad Antanas turi plačią širdį. Plačią širdį, kurioje telpa labai daug meilės. Moteris užklauso šitą. Labai daug meilės, bet meilė būna įvairiai. Labai daug meilės savo profesijai. Labai daug meilės technikai, kurią jis įvaldė, pažįsta ir supranta, paėmęs į rankas bet kokį daiktą, bet kokį gelašuką. Jis supranta, ką su juo reikia padaryti, jeigu tai kas nors ten atsitiko, sugedo, arba apskritai naują pagaminti. Tai va, meilė profesijai, meilė technikai. Tuom jisai neapsiriboja, žinokite, atvirai pasakysiu. Jis puikiai įvaldo ir visas kitas gyvenimo sritis. Moka ne tik padirbti, darbui atiduoti savo laisvalaikį viską, kas tik įmanoma, bet jis moka į darbą suderinti su poilsiu. Aš tuo didžiuojuosi, kad savo kolektyve turiu vieną iš rimčiausių pomėgių savo kolegą turinti, tai medžiotoją. Jisai medžioja nuo senų laikų turbūt, ar ne? Kaip medžiotojas. O jūs supraskite, kad medžiotojas tai yra meilė gamtai. Labai skirtingai ir skeptiškai, kai kas įvardina šitą dalyką, bet tai yra meilė gamtai. Prižiūrėti, reguliuoti, skaičiuoti, kiek palikti, kiek nepalikti, kiek suvalgyti. Taigi Antanas visi palaikom, būdami medžiotojai ir nemedžiotojai. Bet to Antanas taip pat didžiulę meilę reiškia ne tik geležiui, ne tik tai kažkokiai technikai, reiškia didžiulę meilę automobiliams. Nu jūs pasakykite, kas jį pažįstate, kokiais automobiliais jis važinėja. Jeigu jis nusipirko padėvėtą automobilį, tai jūs žinokite, galiu atvirai pasakyti, jisai taip taps kaip naujas. Nepradės važiuoti ne vienos dienos su panaudotu automobiliu. Nu, tegul jis ten būna 2-3 metų. Kol jis pilnai jo neišardys, viską, kiekvienos detalytės nepačiupinės ir taip, kaip reikia, nesustatys į vietą, tol jis su ją nevažiuos. Va, aš tikrai džiaugiuosi, kad mūsų tarpe technikos žmonės yra tokie reiškiantys meilę technikai, kadangi mes kalbam, čia daugumoje dominuoja technikos tarnyba, tai dovanokit, gal aš čia biškai į savo daržą laurus, ne. Bet tikrai mūsų įmonė vien tik tai, kad technika yra dominuojantis rytis
Ir Antanas savo rankomis, aš nebuvau šalia, bet kiek žinau, į savo rankomis patobulino vieną automobilį, antrą. Volgą išgražino ir su Volga važinėjo, dar tuo metu Viengungis buvo, įsivaizduokit, kaip žiūrėdavo merginos. Tai keliu taurė už tai, kad Antanas turi didžiulę plačią širdį, kurioje telpa įvairiausią meilę. Aš pridursiu, kad jo gera savybė moka bendrauti su žmonėmis. Drąsiai su tai valdyba, jeigu tu mane paimtum. Tai iš esmės, gyvenimas yra kova. Ir aš linkiu, kad tu visada būtum nugalėta. Šiandien švenčiam tavo tokią tarpinę pergalę. Šiandien 6-0 tavo naudai. Tu pirmauji sausai, užtikrintai. Bet kas duobės į krepšinį, tai žinot, kad ir žaidėjam malonesnė, ir sirgaliam malonesnė pergalė būna, kada jie pelna 100 taškų ir daugiau. Aš linkiu, kad tau būtų ir sveikatos, ir noro pelnyti 100 ir daugiau. Ir be kapitano remonto. Ir be kapitano remonto. Ir kad tavo gyvenime būtų kuo daugiau akimirkų laimiai, priežasčių, šypsenai, nu ir laiko svajonėms. Tai aš už tave ir visus kviečiu išgerti už Antaną. Kur aš grybaučiau, jei ne jos. Aš tik norėjau Ten buvo labai daug galimų vertimo variantų, bet iš tikrųjų vadinasi Adzel Glavna mechanika. Kiti vertimai buvo teisingi. Tai iš principo, aš galiu pasakyti ir palinkėti, labai malonu dirbti su aukštos kvalifikacijos inžinierium, kuris iš tikrųjų supranta, kas vyksta tos technologijose procesuose šitoj įmonėj. Ir jeigu kalbėti apie tą palinkėjimą, ką galim pasakyti, tai iš tikrųjų kiekvienas žmogus vairuoja laivą. Tai aš linkiu Antanui vairuoti tą kryptim, kur jisai sugebėjo pravažiuoti tiek metų ir manau, kad iš tikrųjų dar turi galimybę pasirodyti ir teisingai nuplaukti link to siekiamų tikslo. Tai už Antaną. 40. Studentas iš kaimo, atėjau į įmonę, sako, padėdas, čia reiks važiuot. Tai mes išvažiavom gal 3 lazais. Ant lazai buvo vienas atskirai. Taip ir pagalvojau, iš kaimo vyriokas, o kaip žmonės gyvena. Papuolė. Jo. Antanui linkiu, kad ir toliau taip. Svarbu sveikata jau, Antanas visko turi, visko apsirūpinę, sveikatas. Net Volgom daug iš 21-om, ar ne? Dar gal biškį trūksta iki jau. Ne, jau viskas. Jau važiuoja? Tik apžiūra. Tik apžiūra. Tai va, sėdas pas mus jau. Rytoj gali atvažiuoti. Rytoj kaip tik organizuojam tiek leidžiu. Bet reikėtų pabūt. Žinėjo Volga, visas pavydėjo jaunas būdamas, aišku, bet taip, čia viskas buvo praeity. Pagaliau tik tai tiek. Antanai, norėčiau palinkėti tau daug sveikatos, stiprybės asmeninėme gyvenime, tavo šeimai. Nu ir tik tai pasakysiu tokius dar žodžius. Kad šiandien lenkia galvas tavo rasotos tulpės. Ir vėl atskrido metai, lyg tai baltos gulbės. Taip kad tų metų tegu būna dar daug ir daug baltų gulbių. Būk sveikas. Kad visos mūsų kolegės atrodytų kaip gulbės.